Šiandien su Adelė išsiruošėme nuotykį. Adelė, kur važiuojam tave į vienuolyną priduot, taip? Ir jau kurį laiką... Ką? Ai, šalmas. Jau kurį laiką važinėjau su naujų baiku. Ant jo sėdėti nėra taip patogu, kaip ant to, kurį turėjau prieš tai. Bet šitas galingesnis. Ir, jisai smagiau rieda. Ir jisai atrodo tight. Va mano bolidas. Reiks su juo užkilt kažkaip į kalną. Yamaha, nežinau koks modelis. Pirmo reikalų pusryčiai. Atvažiavom iš štai tokią vietelę. Ir čianais jauku. Čianais yra jauku, bet čianais tave kanda uodai labai. Ypač vakare. Karšta bus, saulės. Tai... Jo, ten bus karšta. Galim tenais ant šito staliuko. Oho. Pusryčiai saloje. Tradicinis reportažas iš virtuvės. Užsisakėm košės su vaisiukais. Pasabų. Ir čia jau tas kainuoja 5 eurus. Štuka 500 rūpių. Bet iš principo dėl to, kad čia labai turistinė vieta. Zona. Mes atvažiavom, netoli nuklydom nuo miesto, šiek tiek tik tais. Ir užmatėm gyvačių fermą. Tai dabar... Ką? Va, apie ką jis. Oh, no. From Lithuania. Yeah. But he can bite? No, sure. How do you know he can bite? Yes. Normal. No. It's a background beautiful. Name is Python. Aha. How old are he? It's 10 years. 10 years old? Python, you are good Python, right? Good Python, good friendly. Friendly Python. Nežinau, ar aš noriu Not a jį laikyti. biting type Python. Nice, I like him already. Do you sell him or no? I'm joking. It would be hard to take it home to Europe. And he's a big one. Yes. You try? How long? 3.5 meters. Yeah. Žiūrėk, jau įsivyniojęs aplink Yes, kaklą. in Australia. Australia, many Yes. snakes. Yes. And python like that. Australia brown snake, very poison. Yes. Yeah. Brown snake. Apsisuk, tą pusę. Yeah. Apsisuk, tenais. Jo. Visą laiką baisu, kad ta galva tau įkas. Bet jisai nesiruošia kasti, jisai geras pitonas. Tai jam įdomus. Geras. Aš jį pamesiu. Oh, help us. He's leaving me, can you help? It's okay. He's kind of leaving. Very heavy, huh? Aha, very heavy. Yeah. 24 kilo. 24 kilos. Dirba pitonas, ant visų turi pasikarstyt. Tikiuosi, jam šiandien dės ekstra musyčių ir pelyčių. Ką ten valgo? Jo, pelės, kiaušinius. Ir ten gali... Skaitai mažai princą, pitonas mažai dronai.
Ai, nu jo. Labai keistas jausmas, kai vaikai... Ir jisai šliaužia per This tave. one boiga. The tree snake. Medusa gargoyle. Also doesn't... Left. Trying to get away. Sorry. Like, No, okay. Tau į burną to įdys. He's there get it done. oh yeah, he's like O, dieve. Aš bijau. yeah, Buvot. he's trying to get Kada dėlė paskutinį kartą per galvą ropojo šitą Gyvatės? gyvatę. Šliaužia, neropojas, neropojas. yeah. Smooth. Senokai, ne? Oh, the snake everyone shave the skin. Vyno wild, sakoma. Va šitas tai tikrai tinka. Big muscles. Huh? Galvos papuošalas. Lauk, iš šitas pusės šviesiau. Nauja mano Instagramo profilio nuotrauka. Rimtai gali būti čia. Jisai tenais Yeah. įsipatogino ir čilina. What are you doing? Geras. Snake. Only 5 family dangerous. It's okay. Apsisuk. Negirdi. Strong is the smell. Įdomus jausmas, ne? Gyvačių valdovas. Atsargiai, kad į nosį neįlįstų. Su uodega. Aš nematau jo galvos, bet ir nenoriu matyti. Galvoju tau už nugaras. Nenoriu matyti. Jisai šliaužia Jo. link mane. Kad čia... Pasitraukiam nuo salos, nenoriu, kad jisai... It's very family. Jungle is a big animal. Yeah. Here is a chicken, deadly chicken. Yeah. Okay. Here. Chicken. Mes jau su Adelė čionais įsipratinom prie tų gyvačių. Kai tau 20 kg pitoną Kai uždeda nuo jo ant pradeda. sprando, jo, kai nuo jo pradeda, šitas gyvatis iš vis atrodo It's a female, different. nieko. Jo. Rainas gyvatis. Wow. Sakau, Beautiful. Ada vėlgi gama didni? labai įdomi tekstūra. jau. Da miris yra. Aha. Sakau, kai būna rainas katinas, tai čia gyvatė maždaug tokio tipo. It's open the tongue, smell. He's smelling around with the tongue. He's cobra biting my finger. Backside. Close the photo backside, very beautiful. Madam. Balta kobra Zoom कर लगाना है. su dar ryškesnių bibikų ant galo. No, it's practically cobra, Sri Lanka. O, Nespėjau. You give your camera backside close the photo. no, don't worry, it's okay. Tai vyrukas tik ką papasakojo. Pas jį nėra vieno piršto. Poison. Ir prieš tai, kur buvusi kobra, Snake. kur buvo kobra, jinai jam įkanda į pirštą. Ir po 2 savaičių reikėjo amputuoti. Madam done 988. It's a boiga. Išnaros, gyvačių Big išnaros. python. What's the period that the snake Once a changes? month. Once a month? Yeah, yeah. Oh, I thought it's longer, Grow up, half a change year. in the skin. Yeah. Noriu parodyti jums šrilankietišką fenomeną. Tai yra va šituos va autobusus, kurie laksto kaip išprotėję. Ir didelė jų dalis jie išdažyti įdomi. Jie atrodo literaliai kaip lenktyniniai autobusai. Ir vidus irgi fainas ir aš pabandysiu dabar įsirauti vidų. Pasižiūrėt, hi. Can I come inside to see the bus? Can I see? Can I see? I make a video? Yeah? Va tokie va. Nice, wow, it's beautiful. Va tokie. Žiūrėk, reklama. Welcome. Hi guys. How are you doing? You okay? Viskas išpuošta, viskas. Būtinai budistinė ikonėlė šviečia. Nice. Thank you very much, guys. Thank you. Thank you. Bye. Wow. From Europe, Lithuania. Lithuania. See you. Can I see that too? Oh. Siūlo dabar šitą patikrinti irgi autobusiuką jau. Hi. Hi, how are you doing? Can I see the bus? Okay. Yeah?
Ir čia nais jau kitokios dekoracijos, bet ta prasme turi žavesi, kiekvienas turi savo vaibelį. Čia, pavyzdžiui, praėjimai platesni. Muzika blastina visą laiką pas juos jungta. Ir jo, ir kieta tiesiog. Nice, cool. Thank you very much. Tai va, tai tu tiesiog negali nespausti su tokiu autobusu. Negali neliekti kaip išdegęs akis. Aš sakau, jie ir atrodo kaip sportiniai dvigubos padangos ir pučia jie normaliai. Greitai irgi išvysta. Jie tokie yra kelio chuliganai, nes šitie autobusai lenkia visus. Ta prasme, tu važiuoji su motociklu kokiu 7-8, kur atrodo jau greičiau nevarysi, tave pradeda lenkti autikas. Ir jie taip agresyviai iš paskos važiuoja ir pypsina, kad pasitrauktum į šalį. Ir mes vėl nukrypome nuo kurso. Iš vis 3 kart nukrypome nuo kurso, nes pradžiai į šventyklą važiavom. Tada radom kažkokį, kaip jis vadinasi, Mountain View, regiklą, žodžiu, aukštai ant kalno. Nusprendėm į ją važiuoti. O po to važiuodami į ją nusukome į dešinę, nes šiandien yra krioklys kažkur. Ir vietinis žmogus šitas seras mus veda iki krioklio. Oho, čia jau šlapia daras. Gal aš pirmas eisiu. Tai kad jeigu tu krysi, tai krysi ant manęs. Jo. Ir va, ir mes tais džiunglių takais leidžiamės link krioklio. Su viltim, kad ten bus galima išsimaudyti. Filmuodamas aš tave įpareigoju nenukrist, nes tada tu jauti didesnį spaudimą ir tada susikaupi labiau, taip? Oho. Tai mes praeitą kartą va ten buvom. Mes va ten buvom praeitą kartą. Nu ne, čia galim. Eisim išsimaudyti tenais. Yeah, we can go down? Yeah. Va čia, kad į. Ok. Mes tai padarėm. Iš tenais atlipom. Ir mes čia. Dabar čia vyks maudynės. Never know it. Leads don't like it? No. Bičias, ten kur pilna siurbelių džiunglėse, No, bičias good, be good. batų. Good. Mes bar, yeah, don't worry. Eini maudytis? Nežinau, ar uždėta ar ne. Jo. Nu, nebent nori su Maike maudytis. Adelė testina vandenis. Koks gylis, pasižiūrėk, Adelė.
Iš tenais atlipom, per džiunglės, čionais nusileidom. Duodu pafilmavimui. Ja. It's already recording. Na, tai šitas žavus vyrukas mus atvedė čionais. Pats įsimaudė su mumis. Ir gera patirtis. Dabar užsimotyvavome toliau tęsti kelią. Nes dalyko gal kokią valandą iki tikslo. Kaip jauties, Adelė? Kokie įspūdžiai? Adelė atsitrenkė į akmenis vienu momentu. Maniau, mes netekome Adelės, bet jinai po to atsigavo. Cinnamon, of course. Can I try? Can I eat it? Cinnamon. Tiksliai. Čia cinamonas. Cinnamon, yeah. Rimtai. Cinamonas skonis. O cinamono lapai? Bet jie nekvepia kaip cinamonas. Ne, žuvelė valgo. Jo. Fū. Man labai patiko būt po kriokliu. Same? Cinnamon. Wow. Toks sodrus, netgi saldumo turintis. Jackfruit. Jackfruit. Gali ištraukti duką? Stovė yra. Tuna. Look, it's for you. Thank you. 2000, okay? Tuna. Tuna? Okay, you can buy a tuna here. Issa. Pizza? Isso. Isso? Yes. Isso, okay. Shrimps. Shrimps. Tai čia buvo labai sėkmingas nuklydimas nuo kelio. Kartais taip. Kartais pataikai. O čia jie mūsų sutiko, leido pasistatyti mocą. Čia irgi baikai. Hai. Honda, ne šiaip sau. Jo pabuvom po krioklių, krioklyje ir vandenyje. Ir jau mes
Kai grįžom iš džiunglių, aš jau beveik išdžiūvęs, man atrodo, toks jausmas. Ta prasme. Lengvai jaučiu. Nu ką? Varysim? Atvykome pavalgyti. Pakeliui radome atsitiktinę kavinukę. Ir labai faina moteriškė, kuri yra savininkė. Čia mes labai maloni. Ir gražus vaizdelis štai čia toks mažas balkonėlis. Gausis, kad patamsiai reikės grįžti namo, nes mes dar neatvažiavom, o jau yra, tai pasakysiu, kiek čia tų valandų. Nu jau apie 4 valandas. Štai ir Šri Lankos keliautojų puota. Tu visur gausi čia ryžių. Mane tai neramina tas dalykas, kad jie į ryžius deda, kai tu sakai, ryžiai su daržovėm, tai jie įdeda labai mažai daržovių. Pavyzdžiui, va čia mano akimis čia labai mažai daržovių. Čia labiau ryžiai tiesiog. Tai va, tiesiog ryžiai, valgom ryžius. Noriu, kad įvertintumėt, kokie pas jos gabaliukai groja. Ir kaip Adelė nudrybo ten prie waterfallo, prie krioklio, paslydo ant akmens ir rėžėsi su šlaunim. Nu. Varom. Tik man reikia apsiaut batus. Žodžiu, mes nusidaigojom į džiunglės. Mums reikalingas hilltopas. Jisai yra ant to kalno. Mūsų GPS atvedė visai ne ten. Ir prasideda lietus. O, smagumynai. Ir prasideda lietus. Ir čia baigėsi kelias. Nors gal galima pabandyti važiuoti tenais? Per lietų? Nežinau, per lietų. Pabūk čia, aš pažiūrėsiu, kas čia. Blemba, reikia pabandyti, Adelė reikia pabandyti, žinau. Nes neturim pasirinkimo kito. Va ten po to kilti kalną toliau, bet ir lietus nu, žodžiu, reikalai. Tu eik jau iš karto, nes nevažiuosi ten per statu. O. Iš ten vos užkopiau stomocu į kalną. Buvo pavojinga ir ekstremalu. Dabar kažkur jau tarp uolų atsirado ir šitas kelias jisai veda toliau. Žiūrėsim, kur veda. Tik nesakyk, kad čia žmonių. Bėga vanduo. Ir čia kelias eina tiesiai į žmonių namus. Čia neblogoj vietelėj namukas, aš to pasakysiu. Mes jau čia labai įžūliai.
Ai, žiūrė, net. Čia nieko nėra. Nėra nieko, čia tik garsas nuo vandens. Ir ten galima toliau eiti, ateik. Užtikom. Tokią vietelę, gal jie čia dirba. Tikriausiai jie renka tiesiog va šitas šakas. Ir čia toks kaip safe spotas. Su stogeliu, su visku. O čia vanduo bėga, kad nusipraust. Geras. Eisim toliau, į aukštį. Alūčia. Nes žmonių čia nėra, matai. Ateik. Čia cinamonas. Čia cinamonas, jie čia renka cinamoną ir po to tikriausiai parduoda. Nes kvepia cinamonu viskas. Va čia yra pririnktas cinamono šakos, va tenais jos nuskintos yra. Jo, ir jie čia nais augina, matai, pilna jo prisodinta visur. Ką? Tai va, ten aš čia užtikome cinamono plantacijas. Ir žmonės jas dirba ir iš to gyvena. Ir žinai ką, ant tos salos galima pabandyti nueiti už namuko, užlipti. Čia nais naujai nugenėtas, nurinktas cinamonas. Čia senesnis. Chebra naudojo sprogą, kad šiandien nieko nėra. Pafilmuosiu jų buitį. Improvizuota virtuvė su daug alaus. Taip niūriai atrodo šitą vietelę. Čia kažkas džiūsta. Kažkiek riešutai. Va, Adelė, ateik. Čia kelias yra. Ir ten kelias yra ant tos uolos. Eikš čia. Ant tos uolos kažkaip galima nusigauti. O, Dieve. O. Čia yra aukšta, aš jums pasakysiu. Ten mocas. Tolumo. Niekart į kraštą. Patikrinam, ar Adelė idealiai įkando į užpakalį. Pakelk, Maikė. Literaliai, va šita Adelė į užpakalį tik įkando. Eik, man. O kaip jos tenais patenka, tu man pasakyk. Kaip jinai man užpakalį užlipo? Aš nesuprantu. Na, aš to nesitikėjau.
Ir kaip jos, iš kur jos yra iš vis? Tai mes per šabakštyną ėjom, tai nieko labai keista. Kaip pas mane nėra niekur. Bet kaip jos taip greit kažkur atsiranda, užlipa? Gal mes kaip prieš tai ėjom, jos užlipa ant Ne, tavęs? manau, kad čia. Gerai, čia pilna pavojų. Aukštis, dėlės, beždžionės, nepažįstami žmonės. Šitas pasaulis kupinas pavojų yra. Lietus pavojus yra, status kalnas yra pavojus, nes reikės nuo jo leistis. Tik nufotkins mane. Mes grįžtam, kol nesutemo iš šitos fermos ir dėlių, kuri kanda dėlį į užpakalį, ir cinamono fermos. Einam, nusiplaut biškį, palaikyk. Nors. Va kiek cinamono pririnkė. O tas lasdas kvepia cinamono ryk? Turi kvepia. Aha, cinamono kvapas, žinau. Va ten. Gal čia yra gero cinamono kur nors? Bet manau, kad čia miltelius laiko jau. Va, dude. O kas čia? Čia yra cinamonas. Panašu kažkas taip. Arba nuo kraičio sušluotos šiukšlės, arba cinamonas. Šių kur mane dėčiau gal. Jau pas mane pabuvojo burda. Einam, kol ne tamsu nelieka. Einam. Žiūriu, ką jie čia gero Sėdi tokia. užgyvenę turi. Aha. Riešutukai kažkokie. Andriau, Ką? gali man. What? Vėl, va, šitas bjaurybės, jos prisisirbė ir visur tiesiog. Ai, ir jinai dabar pas mane pirštą prisisirbė. O, žiūrėk, jie čia turi ir civilizacijos prošvaisčių saulės bateriją. Man atrodo, jie daugiau biški pasigamintų elektros, jeigu prie to šaltinio vandens pasijungtų generatorių tiesiog. Jisai bėgtų, suktų ten kažką, turbiną. Ops. Aš tikiuosi dėlės nenešuoja. Dabar turėsim smagumyną nuleistą motociklą į apačią, nes ten labai statu. Mano planas yra, kad aš jį vesiu laikydamas stabdį, o Adelė biškį iš galo, prilaikys, jau atsilūpo šitas. Kada čia spėjo? Nu, bet... Nežinau. Jau buvau paguldęs moto, žinot, kai važiavau į viršų, jau jisai man biškį nukrito ant šono. Nu, bet taip, easy, nieko baisaus. Šitas, jisai taip atsilapoja, man atrodo, jį galima užkišti čia. Puikiai. To aš neuždėk. O, bля. Dar, greičiau.
Oi, Dėlę bandysim varyti, žinok. Bus reikalų jo. Kebra, jeigu galvojat, kad mes čia krečiam juokus, tai va, ką Dėlės padaro. Va. Jos yra rimta problema. Dėlės yra literaliai. A thing here. Ir tos dėlės ne vandenį gyvena, o tiesiog džiunglėse, ant lapo, ant žemės. Kaip erkės, tik čia jų milijonai pilna. Nuo dėlės jau kokias 5 nuėmiau. Ant manęs ant bato irgi buvo. Daugiau nei vienos galvoj. Kur? Nu, dabar tai aš nepamatysiu, tik tada, kai kastau pradės. Nu, bet čia kažkur nėra. Galvoj radom pasidėlę vieną dėlę. Dėlę galvoj. Nėra. Gerai.